Dar ne visiškai prinokusios mėlynės, bet jau valgyt galima. Maisto esu pasiėmęs minimaliai. Tad stengsiuosi kuo daugiau pasimti iš gamtos. Bandysiu pažvejoti, biškiau pauogauti. Gal dar grybų rasiu. Nors miškas bus labai šlapęs, tai nežinau, žiūrėsim. Ką, orelis tikrai nelepina. Nuo pat pradžių lyja, įves stiprėja lietus. Bus įdomiai. Faktas, kad liksiu kiaurai šlapęs. Keliuku eidamas radau ir voveraičių. Tad prisirinksiu. Bus ant keptuvės pasikepti jau. Čia visai taip nemažas plotelis. Tai turėtų beveik ir iš čia užtekti. Gal dar rasiu toliau kažką tai. Susirinkau grybus. Man vienam vakarui pilnai užteks. Daugiau net nebereiks ieškoti. Vasarą nesunku susirasti maistą iš tikrųjų. Vėliau bandysim stoti prie kokio ežeriuko, nes turiu pasiėmęs tik tai apie litrą vandens iš viso. Šlapia, jeigu ką, lietaus susirinksim. Bet čia ežerų daug. Problemų nebus. Prasideda pirmas kliūtis kelyje. Keliukas, galima sakyti, kaip nėra jau tokio keliuko. Ką bandom? Kelias nelepina. Ne tik atlyja, bet ir visur pelkės praeiti. Ką bandom? O, šūtai. Taip ir galvojau. Čia dar upelis teka. Aišku, akmenys slidoki. Nu ką, visai normaliai. Nebuvo tai baisiai. Na va, kokį gražuolį radau pakeliui. Bet paliksiu. Man užtenka ir voveruškų. Priėjau pelkę. Ir pagalys pames, bet jeigu nukrisi, faktas, kad bus kiaurai koja šlapios. Suradau šiokį tokį pagalį su kuprinė, kad būtų lengviau pereiti. Bandysiu. Palieku kamerą šitam krante, kad turėtumėte iš ko pasijuokti, jeigu įkrisiu. Ką, pavyko? Pavyko. Jo. Įdėjau ko. Skaitosi, pavyko. Jo, pasakiau, kad pavyko ir žiūrėkit. Kaip sakant, nereik sakyti per anksti, kol dar visiškai neperėjai. Radau mėlynių vėl, biškį užkasiu, nes energijos trūkumas. Jau gerą galą einu. Tad biškiuką pasirinksiu mėlynių. Ir žygiuosiu toliau.
Jau visai įsilėjo. Dar tik pusiaukeliai. Visiškai kiaurai šlapias. Čia dabar į atvirą vietą išėjau, biški vėjas pučia, tai ne taip ir šilta. Reikia judėti tolyn. Na, bet kelelis tai labai daug pelkių. Na, batai jau nusiplovė netgi. Nesimato. Nusiplovė batai. Buvo visi purvini. Na ką, judam toliau. Matot, kaip smagiai lyja. Jo. Gerą dieną pasirinkau. Visai gražiai vieta. Jo, tik tai mano kelelis va. Reikia vėl bandyti neįsiversti. Batų tingiu mautis. Jau tai beveik peršlapia. Bandysim. Aišku, gal reikėjo pagalį pasiimti. Viena dalis praeita. Slystam. Taip, taip. Nu ką. Kaip ir pavyko. Tik tai užlipti liko. Priėjau stovyklavietę. Tai va, šiandieną įsikursiu čia. Čia bus laužavietė šiokia tokia. Čia kažkur aš manau pasikabinsiu hamaką. Nereikia tos šlapios žemės. Ir čia turiu aš priėjimą prie vandens. Irgi nebloga. Gerai, kad pasidėjau dar kedus. Nu, jaučiu, kad gerai nesibaigs čia. Nes kiaurai šlapi batai. Reiks vėliau bandyti laužą kurti ir... Dar pripilsiu. Bandyti laužą kurti ir džiovinti batus. Kojytės vandenį pastovėjusiu. Nusivalysiu grybus. Galima keptuvėj pasikepti. Čia reiks nusiplauti, kai jas dar nusinešti. Ką gaidukai iškepė. Galima valgyti. Laužą. Galvojau, praeis lietus, laužus įkursiu batus, įsidžiovinsiu, bet
Neatrodo, kad lietus nustotų lyti. Tai net nežinau. Bandysiu gal užkaitinti vandens ir kišti batus su buteliu išdžiovinimui. Padeda žiemą, kai būna drėgni. O nežinau, kai bus. Dabar yra visiškai šlapi, nežinau, gal kažkiek tai padės. Pažiūrėsim, pabandysim. O ką dabar einam valgyti? Skanaus. Uždėjau biškį druskos. Manau, bus gerai. Gal netgi daugokai druskos įdėjau. Neturiu kitų kelnių pasiėmęs, tai tenka būti su tom, dar turiu šortus, bet būnant, aš manau, pradžius vilkinti, aišku, nėra labai malonu, kai yra drėgna, bet ant kūno greičiau išdžius, negu kad tai padžiautų kažkur tai. Na, tai užteks. Ką, eisiu dabar jaunų eglišakių paieškoti dar. Manau, užteks. Iš šviežių skanesnė arbata gaunasi. Galiu parodyti, kaip įsikūriau. Nieko įspūdingo. Lietus liejo, buvau peršlapęs, tai greitai tik tais skabinau tentą ir hamaką. Tai čia mano bardaks po apačia. Dabar bata dar verda. Tai nieko įspūdingo. Bet šiąnakt, manau, man pilnai užteks. Ant žemės nenorėjau darytis, nes viskas šlapia. Gal rytoj žiūrėsiu. Niekaip nenustoja tas lietus. Dar reikėtų eit pabandyti pažvejoti. Ši visai graži tokia vieta. Apstojo lyti, bandysiu pažvejoti. Gal kažką pasigausiu dar vakarienį arba pusryčiam. Pagauti nelabai ką pavyko. Porą šeriukų tik tais. Nedidelių. Viens. Ir kits. Bet dar palieku. Bandysiu vėliau arba iš ryto. Gal pavyks kokį upėtakį pagauti, kartu tada išsikepsiu. Labą rytą. Bandysim dabar ryte pažvejoti. Gal bus geresnė situacija. Ryte irgi nieko gero su žvejyba. Iš viso realiai jokio kibimo. Nu ką, dabar eisiu užkasti. Pasidarysiu kažką tai valgyti. Ir kilsiu toliau. Nors dar gal anksti.
Batai pilnai neišdžiuvo, 3 kart dėjau karštą vandenį, išdžiovino kažkiek tai, bet vis tiek tą drėgnį. Ką darysi? Tek šiandieną paeit su šlapiais batais. Ir dabar nelyja, tikiuosi, kad vakare nelys, galėsiu laužą užsikurti, tada galėsiu pilnai batus įsidžiovinti. Daiktai supakuoti, stovyklavietė švari. Judam toliau. Žiūrėsim, kaip šiandien seksis. Gal nebebus tiek daug lietaus. Pakol kas tai nelyja. Antra diena prasidėjo vėl su pelkėmi, dar daugiau pelkių. Ir dabar toliau. Pelkės do pelkės. Jo. Jau dabar batai vėl šlapi. Kelnės šlapios. O dar tik pradėjau eiti. Priejau visai neblogą tokią vietą apsistoti. Yra ir ežeriukas, bet yra minusas. Pažvejoti niekaip neišeis. Nežinau, gal nesimato, čia va galiu parodyti vietą. Tikrai būtų visai nieko. Ir sausa, ir yra medžių, bet prie ežero pažvejoti niekaip neišeis. Nes vien žolės. Kiek matosi visur aplinkui. Atrodo, radau visai neblogą vietą stovyklavietei. Žiūrėkit. Daug vietų prie vandens prieit pažvejoti. Laužavietė. Ir kažkur tai čia pasidarysim hamaką. Greičiausiai. Jo, tik lašnot pradeda. Bet gal nelys smarkiai. Žiūrėkit, kokį grybą dar matau. Jau, čia tai išaugęs grybelis. Stebėkit. Per visą mano ranką. Gal ir nieko. Super vietikė. Kaina įsikurti. Už nepilnos valandos praneša lietų, tai pastogį jau pasistačiau. Galiu parodyti. Nieko ypatingo, bet nuo lietaus puikiai apsaugos. Ir bus kur miegoti tikrai. Dar kol kas visi rūbai džiūna. Šitas triukė atseit nuo lietaus, bet vakar gal maks 2 valandas ir kiaurį šlapia buvo. Meškerę pasiruošiau, eisiu biškį pažvejoti. Biškį kavos išsiviriau, batai neišdžius. Bet jeigu nelis stipriai, gal užsikursiu laužą. Reikės eit pasiieškoti dar medžio daugiau, nes čia viskas žalia. Į kitą pusę reikės eiti. Jeigu nelis, tada eisiu prisirinksiu medžių, pasikursiu laužą ir tada gal įsidžiovinsiu batus.
Batai džiūsta, galiu užsimaišyti rytoj duonos. Iš ryto išsikepti. Aliejus. Biškiau aliejus įsipilsim. Gerai. Ir dabar vandenuku. Bus gerai. Nešu pasidėti. Rytoj bus duonytė šviežios. Batukai džiūsta gerai. Reikia stengtis nesudeginti. O dabar pasidarysiu vaflių. Labą rytą. Naktį buvo pradėję smarkiai lyti. Tai teko uždarinėti galą, kaip matot, su hamako tentu. Nes vėjas buvo pasisukęs iš kitos pusės ir buvo pradėję purkšti. Išmiegojau neblogai. Dabar reikės eiti pasidaryti kavos ir kažką tai užkasti. Šios nakties guolis atrodė šitaip. Viduj vietos tikrai buvo labai daug. Tai kaip minėjau, vėjas pasikeitė ir stipriai kai pradėjo lyti, pradėjo purkšti iš to galo. Tai nenorėjau ilgai besižaisti. Panaudojau hamako tentą 2 ant 2 uždaryti galui. Kad nepurkštų lietus. Pusė pilnai uždaryta. Tikrai visai normaliai buvo. Visiems skanaus. Dabar bus galima pradėti duoną kepti. Ja, tik pirštą susižydžiu.
Ką, Danytė iškepė. O, čia man bus visai dienai. Ne tik pusryčiams. Galim valgyti. Skanu, šviežia duona. Gaila, kad nepavyko pagauti žuvies. Nu, porą ešeriukų buvau pagavęs pirmą vakarą, bet mažai. Čia galvojau bus daugiau žuvies, atrodo visai nebloga vieta, bet vat kas blogai, čia gylis labai mažas, labai toli ir nėra. Gaila. Na, visokių dienų būna. Skaniai užkandau, dabar reikia susipakuoti daiktus ir judėti toliau. Ir pradeda lyti vėl. Tai manau vėl liksiu šlapęs. Ką, žygis baigtas. Dėkui, kad žiūrėjot. Kas dar žiūrėjot iki čia, paspauskit like ir subscribe. Ir iki sekančių pasimatymų. Kai gera atsipūsti po tokio žygio. Vėl kiaurai šlapias.